Vasara toks metas, kai didžioji dalis jūsų atostogauja ir į laidą po 4 kažkaip sunkiau tos svečius prisikviesti, bet pavyksta ir džiaugiuosi, kad vienas tokių radusių laiko laidai po 4 yra priešais mane aktorius Andrius Paulavičius. Sveikas gyvas, Andriu. Labas, Simai. Tiems, kurie galbūt nepažino mano svečio iš balso, galiu pasakyti, piktas, toksai nelabai kaip atrodantis, grėsmingai atrodantis bičias, kuris buvo matomas ir Zeraudu, tokie rusvi plaukai, barzda, nežinau. Andrius Paulavičius, sveikas gyvas dar kartelį. Klausyk, ačiū tau, kad tu radai laiko laidai po 4, pats darbymetis, bet kažkaip vis tiek pavyksta, ar ne, surasti laisvo laiko? Na, iš tikrųjų, tik tai dėl tavęs, Simai, atvykau ir dėl radio centro klausytojų. Nes kažkas čia buvau ir man labai patiko, kaip sakant, lavinti savo liežuvį. Nereikia, čia pradėjom, čia aukšta nata. Klausyk, karšta, šiandien kalbėjau su Egle Gabrėnaite beje. Tikrai? Jo, kurią bandau prisikviesti laidą po 4, tai sakė, Simai, per tokius karščius negaliu. Paties neišmuša iš vėžių, va toks oras. Na, iš tikrųjų, nėra kada išsimušti, nes tempas labai gyvenimo dabar atsiradęs didelis ir tiesiog negali išsimušti. O karštis man patinka. Teko kažkada filmuotis Afrikoje, šitas karštis man tai priminė. Esi vienas iš tų retų svečių, kurie augina barzdą. Jo, kadangi kalėdos jau ne už kalnų, tai sakiau, reikia užsiauginti ilgesnę barzdą. Klausyk, sunku prižiūrėti tokį reikalą. Žinok, mokinuosi nėra lengva, nes tie plaukeliai, atrodo, vieną dieną išsikarpai, kitą dieną vėl jie nauji užaugę yra, bet ką darysi? Nepatogu, pusė. Jo, nepatogu labai ypač su moterimis, bet tiesiog man darbui dabar to reikia ir aš negaliu niekur dingti be barzdos. Darbui, konkretizuokim? Taip, konkretizuoti šiuo atveju nelabai galiu, bet yra pasiūlymas, gerai, truputėlį. Smekinė yra toks dalykas, kad kol pasiūlymas netėjo, tai tu negali išsikalbėti, žinai. Tas faktas yra tas, kad yra... Kažkoks vaidmuo ir tu negali skus barzdos. Yra pasiūlymas vaidinti, dar nėra aišku, ar aš patvirtintas, bet pasakė, auginkis barzdą, tada pažiūrėsim. Įsivaizduok situaciją, kad, lygtai ir sukirtai rankom, bet ta barzda, nežinau, pamiršė sustarimą nusiskuti. Tai viskas? Tipažas jau nebe tas ir nebetinka. Kine dar yra viena taisyklė, jeigu jau susitari, negali pamiršti. Bet pasvaičiuokim šiek tiek. Jeigu nusiskutai barzdą, viskas, personažo ir vaidmens nebėra. Ano taip, atsiras kitas galbūt, bet aš noriu ano vaidmens, dėl to auginu tą barzdelę. Yra kiti momentai, kur prodiuseriai norėtų, kad aš nusiskusčiau, bet kol kas negaliu. Ne pirmą kartą radio centre ir paskutinę kartą, kai čia viešėjai, mes kalbėjom su tavim, Ališauskas Tomas tave kalbino ir kalbėjai apie aktorių atrankas, filmams, reklamoms, vis dar gyva tavo, sakau, drąsiai firma. Taip, mūsų su kolega Donatu aktorių agentūra gyva, nelengvas laikas iš tikrųjų, bet dievulis mus gelbėja. Čia vis vieną kitą filmuką atsiuntė vasarą, nors realiai Lietuvoje mažai užsieniečių filmuoja šiais metais, bet mes vis tik gavom užsakymų ir dėl to šiaip ne taip tą vasarėlę prastumėm. Bet tu sakai, kalbėjai apie prastumimą, apie nelengvą metą, aš vis galvojau, kad tai yra viena iš nedaugelės sričių, kurios krizę nepalėtė, ne? Palėtė labai iš tikrųjų, tu prasme, labai sumažėja biudžetai, tarkim, jeigu tu nori aktoriui didesnę kainą išmušti, nelabai pavyksta, nes tiesiog prodiuseriai sako, nėra pinigų ir nesvarbu, ar prodiuseris italas ar švedas, pas jį nėra pinigų. Sunku pasakyti, ar jie naudojasi tą situaciją, kad pas visus nėra, ar iš tikrųjų nėra, bet yra pasakymas, nėra pinigų, dėl to labai prispausti biudžetai. Kartais žmonės netgi filmuojasi ir iš idėjos, nemokamai, kas mums aišku, džiugu labai, kad yra tokių žmonių. Bet va taip yra. Esi profas aktorius ir aš atsimenu, čia viešėjo Linas Zareckas, choro žasų vienas iš veikėjų, kuris uždavė klausimą tai pačiai Eglei Gabrėnaitei, kuri neatvyko. Bet aš tą klausimą perfrazuosiu ir paklausiu tavęs. Kaip reaguoja profesionalus aktorius kaip tu, ar ne, į, tarkime, tokius atvejus, kai pagrindinio veikėjo vaidmenį filme užmane aktorius? Turbūt žinai, apie ką kalbu, Tadas Blinda, ar ne? Kiek aš žinau ir daugiau variantų iš tikrųjų. Iš profesinės pusės, tarkim, ne? Tu baigęs mokslus ir šiandien ir ten, ir vis tiek tavo kasdienė duona, neskaitant, aišku, aktorių agentūros, yra vis tiek aktorystė. Aš skaitau taip, kad aktorius, kuris filmuojasi kine, jis jau nuo tos minutės, kad jis pradėjo filmuotis, jis ne aktorius, jis jau yra aktorius. Jeigu jį kažkas atrinko, patikėjo juo, patikėjo, kad tai turbūt nebuvo lengva Tadą Blindą atrinkti šiuo atveju, ne?
Bet jeigu atrinko Mantą ir jo patikėjo, tai vadinasi, jis to vertas. Ir man jisai nuo šios akimirkos yra aktorius, tikras aktorius. Rimtai? Taip, visiškai. Aš negaliu turbūt ginčytis. Gerai, netrukus su Andrium Paulavičium aktoriumi tęsiu pokalbį ir kalbėsim, aišku, mes prisiminsime Zero 2 filmą, apie kurį iš ties buvo daug kalbėta. Na, jeigu kalbėta, tai vadinasi buvo verta. Radio Centro. Vasaros hitas.